Šėlsta šiandien publika. Juodai šėlsta. Jauni žmonės, kurie įveikė asmeninius iššūkius, tapo aktyvesniais piliečiais ir prisidėjo prie visuomenės gerovės, yra pagerbiami tarptautinių jaunimo apdovanojimų šventėje. Pirmiausia, norėčiau padėkoti mokytojai, kad jie pasiūlė šitoj programai dalyvauti ir iš tikrųjų patobulėjau, daug patobulėjau. Ar baisu buvo sakyti kalbą? Žiauriai, kaip matėt, labai sunku buvo. Nesimato. Ką tu padarei, kad esi čia? Daug sportavau, viską krepšinį, sunkų sportą ir todėl patekau čia. Ar buvo sunku apsispręsti, kaip apsirengti šitai apdovanojimo ceremonijai? Ne, visai nesunku. Greitai išsirinkau viską. Kelintas šiandien jūsų koncertas? Pirmas. Tarptautinių jaunimo apdovanojimų programa jau veikia daugiau nei 66 metus, o Lietuvoje ji veikia 6 metus. Ir šiandien taip pat mes turėsime ceremoniją, kurios metu apdovanojimus gaus daugiau nei 50 žmonių. Tarptautiniai jaunimo apdovanojimai suteikiami jauniems žmonėms, metusiems savo iššūkį ir sėkmingai įgyvendinusiems 4 programos dalis, padėjusiems vietos bendruomenės nariams, suplanavusiems ir įvykdžiusiems ekspediciją, skirusiems laiko savo mėgstamiausiams hobiams ir užsiėmusiems aktyvia sportinė veikla. Ar turim kuo didžiuotis? Ne tik, kad turime, bet ir privalome didžiuotis mūsų jaunaisiais apdovanojimą gavusiais žmonėmis.